Jeigu galvoji, kad 50 kvadratų yra per mažai, pažiūrėk šį video, galbūt man pavyks tave nustebinti. Šį namą pastatėme sodų bendrijoje, jis sudarytas iš 2 modulių ir pastatytas ant sraigtinių polių. Apdailai naudojame degintas dailylentes, stogai ir vienai pastato sienai naudojame klasikinę matinę skardą. Langai veka profilio, 3 stiklų su termorėmeliais A++ klasės. Ir patogiam ir lengvam varstymui aliuminės paradinės durys. Užsakovai šį namą pasirinko su daline apdaila, papildomai pas mus paprašė, kad prisuktume gipsą prie lubų. Praeiname koridorių, užeikime į svetainę, kaip matote, didelės aukštos lubos, daug natūralios šviesos iš lauko, nes yra dideli langai iki pat žemės. Taip pat šiame miegamajame irgi didelis langas iki pat žemės, aukštos lubos, erdvės pojūtis tikrai geras, kaip moduliniam name. Jam už sienos kitas miegamasis, kiek mažesnis, bet tikrai neprastesnis. Štai čia už sienos didelę sieninę spintos nišą iki pat lubų. Iš karto atsiprašau už netvarką, meistrai dar tik šiandien paliko patalpas, todėl dar nespėta normaliai sutvarkyti visko. Užeikime į vonios patalpą. Vonioje išvesta santechnika, kanalizacija, elektros instaliacija iki užsakovo pasirinktų taškų. Padarytas įleidžiamas dušo trapas, o virš jo skylė ištraukiamajam ventiliatoriui. Lubų aukštis ties žema namo siena 2,90 m, ties aukšta 3,50 m. Štai čia, jau praėjau, bet man už nugaros yra numatyta virtuvė, o dabar užeinam į katilinės patalpą. Čia santechnikos skydelis, elektros skydelis su daug automatukų, kad kiekvieną kambarį būtų galima įginėti individualiai. Grįžtame į svetainę, o už šių didelių langų užsakovai planuoja statyti terasą. Todėl vasaros vakarai bus itin jaukus ir malonus. Modulinius namus gaminame pagal individualius užsakymus arba galite rinktis iš jau įgyvendintų projektų. Kokybė ir laimingas klientas yra mūsų numeris 1 prioritetas. Tad nedvejok, kreipkis į mus. Tikrai rasime geriausią sprendimą tau.